Sveiki visi atvykę į naują vlogą. Taip supratote, pagal pavadinimą pagaliau grįžtu į YouTube ir pradėsime su nauju vlogu. Tai šiandieną sugalvojau, kad pafilmuosime dieną su manimi ir vaikais taipogi, nes, kaip žinote, vaikų atostogos yra vasaros. Bet šiandien yra pirmadienis, sugalvojau paimti kamerą, pradėti šitą vlogą. Nežinau, ar čia bus vienos dienos ar 2 dienų vlogas, pažiūrėsime, ką veiksime. Bet aš jau spėjau susiruošti, pasikloti lovą, truputėlį apsitvarkyti namus ir taipogi nufilmuoti vieną tiktoką. Bet šiaip turiu planų belekiek daug. Pirmas planas tai yra chuliganas toksai, tai kad sunešti visas reikia dėžes į 3. aukštą iš garažo. Kas tikrai bus sunkus darbas, nes šiandieną už lango yra 30 šilumos Anglijoje, taip, ir tokio karščio pas mus tikrai dažnai nebūna. Tai belė kaip karšta, langai visi atidaryti, nors aš esu su mažiausiu tokiu romperiu užsidėjus, bet vis tiek belė kaip karšta namuose. Tai reikia susinešti, kokias tai dėžes, dar nepasakiau be to. Reikia susinešti Vintedo visas dėžes, kur aš parduodu visus rūbus, nes susikūriau naują Vintedą. Tai savo naują Vintedo pavadinimą čia palieku, arba tiesiog screenshotą, kaip atrodo mano Vintedas, ir galėsite susirasti. Bet aišku, jisai veikia tik tai tiem, kurie gyvena Anglijoje. Tai va, turiu vieną dėžę jau tenais, kurią vakar aš sufotkinau, sukėliau, nes, kaip sakau, yra naujas Vintedas, tai viską reikėjo iš naujo fotografuoti. Ir garaže, man atrodo, yra apie 5 dėžės, kurias reikės taipogi nufotografuoti. Bet mano planas yra toksai, kad reikia pirmiausia sukelti visus tik tai tokius vasarinius, atostoginius rūbus, atrūšiuoti rūbus, kurie yra vasariniai, kurie žieminiai, kurie šventėm labiau yra, nes noriu sukelti pirmą visus vasarinius rūbus, tai visokias suknelės, maudymukus ir taip toliau, ir tada kitą mėnesį, nes aš žinau, kad rūbų yra tiek, tai aš nenoriu praleisti kiekvieną dieną fotografuojant šitos visus rūbus, tai pirmiausia sukelsiu visus vasarinius, kitą mėnesį jau pradėsime kelti tokius rudeninius, ateis galbūt kažkokios labiau šventės jau artės, tada sukelsiu visas šventinės suknelės. Tai to šventinės suknelės yra jau tokios labiau darbo šventėm, kalėdinės, tai dėl to šiuo metu jų nekelsiu, tai sukelsiu tik tai vasarinius rūbus. Tai visą dėžę už manęs, kur čia yra, aš ją vakar visą sufotkinau ir sukėliau, ir man atrodo buvo apie 50 rūbų kažkur tai. Ir dar kelis kėliau į savo telegramą, nes aišku, visus rūbus, kuriuos aš turiu iš Sarah Mart, aš negaliu kelti į Vintedą, dėl to mane Vintedas užblokavo. Tai keliu dabar į savo telegramą. Tai į Vintedą keliu tik tai tuos rūbus, kuriuos galiu kelti. Tai va, toksai kol kas nusimato mano rytas, jau dabar jau kaip yra 12 greitai bus, ar 11 artėja, tai dar, toksai per vidurį, toks vėlyvas rytas. O vėliau planuojame su vaikais važiuoti galbūt kažkur į parką ar kažkur pasivaikščioti, nežinau, nes namuose irgi sėdėti, tikrai neverta per tokį gerą orą, tai biški namuose ir biški kažkur išeisime. Ir taipogi reikia išsiųsti visas siuntas, nes vakar sukėliau labai daug į Vintedą ir tikrai nemažai jau visko nupirko. Gal yra apie 15 siuntų, kurias reikia supakuoti, ir aš šitą visą etapą noriu nufilmuoti TikTokui. Tai einam, rūšiuojam rūbus ir taipogi juos pakuojame ir išvežime juos, išvežiosime, kur reikia išvežioti. Tai va, praleiskite dieną ar 2 dienas, nežinau, neprižadu, kartu su manimi. Tikiuosi, kad patiks šitas vlogas, o be to, jeigu tu esi naujas arba nauja mano kanale, tai aš esu Viktorija, man yra 28 metai ir aš esu dvynukų mama, kuriu kontentą socialiniam tinklam, mano darbas yra TikTokas, ir taipogi ten Instagramas, YouTube'as truputėlį, bet taip, pagrinde aš išgyvenu iš TikToko. Tai va, praleiskite dieną kartu su manimi. Noriu parodyti savo outfituką taipogi šiandienos, tai yra šitas romperis, rožinis, jisai nepersišvečia, labai geros kokybės, yra iš TikToko, tai manau, kad jau kai šitas video bus įkeltas į YouTube, tai tikrai bus įkeltas ir šito outfito TikTokas. Tai ir aišku, jeigu jūs gyvenate Anglijoje ir jūs nematote TikTok shop daiktų rūbų, kuriuos aš užlinkinu, tiesiog palieku nuorodą, tai yra toksai geltonas krepšelis, aš galbūt įmesiu screenshotą, kad galėčiau parodyti, per kur galite apsipirkinėti TikTok'e. Tai jeigu šitos funkcijos jūs neturite, tai būtinai updateinkite savo TikTok'ą
Ir taipogi įveskite telefono numerį, elektroninį paštą ir būtinai patvirtinkit savo anketą. Tada turėtume tikrai galimybę naudotis TikTok Shop. O TikTok Shop man labai patinka vien dėl to, kad daugumai dalykų, daiktų, rūbų tikrai nereikia mokėti už atvežimą ir greitai atkeliauja. Tai vat. Čia ne reklama buvo, bet tiesiog man TikTok Shop labai patinka, tai galite ir jūs ten apsipirkinėti. Keliaujame į mano garažą, turbūt aš jo niekada nesurodžiusi, tai einam, atrodysiu, kas gero yra mano garaže. Voilà, va, ir mano garažas. Žodžiu, čia visom lentom pjaustyti, nes visokių darbų namuose buvo. Čia visi mano tokie dažymo priemonės. Nu, čia nieko gero iš tikrųjų. Garažas yra tikrai netvarkingas, reikėtų sutvarkyti, bet aš esu moteris, tokių darbų aš gaila nemoku. Kiek mūsų lagaminų, nes mes labai daug keliaujame. Kas to nežino, tai pasakykit man Instagramą, tikrai pamatysite. Šiais metais mes jau apkeliavom netgi 8 šalis. Na, o čia yra mano visi rūbai, žodžiu. Jo, belie kiek jų daug. Man atrodo, kai kurie yra arba bus dar nešiojami. Nežinau, reikėtų per viską pereiti, bet jo, nusimato toksai mano darbas. Tai visas šitas dėžės reikia turbūt nešti, o gal čia iš tikrųjų perrinksiu viską, tada nereikės visko tempti ir... Taip, kol mama dar turi dirbti, mama turi dar ir prižiūrėti vaikus. Nanny, we need one more. Pas mus yra tokia realybė su vaikais. Nedėkit, kur šlapia. Čia darom? Išimam iš vienur bateriją, darom kitą. Gerai, atsispausdinam visus labelus, nes man atrodo, jų tai bus bele kiek daug. Na ką, 1 valandą, siuntos visos supakuotos, eisim padaryti kažką pietums, bet šiaip aš neturiu tuo rankas nesiplausti. Jis dar savo netgi pusryčių nevalgęs ant stalo stovi, tai reikia daryti pietus. Pietums ką darysim, neįsivaizduoju, žinokite, nes mėsos taip šiaip neturiu jokios išimtos, tai galvoju, vaikai ką norit valgyti sumuštinių kokių? Gal padarom kažkokių sumuštinių? Sugalvojom taip, kad darysim pusryčiam. Pietums darysime sumuštinius. Tai Meisis nori su kumpiu, Milanai padarysiu su kumpiu, pomidorais, kažką tokio. Atsinešiau viską, tai kas atrodo yra likę šaldytuve. Tai turim truputėlį sūrio. Turime šitos jautienos tokios mėsytės. Žinokite, iš Aldi pati skaniausia, žiauriai skanus sumuštinius darytųsi. Kumpis turime. Truputėlį pomidoro agurko yra, avokadas. Sūris tepamas, man šitas patinka. Tada turime truputėlį fetos, salotų lapai, žodžiu, tokie. Nu, ir pasidarysim kažkokių tai sumuštinių. Aš tikiuosi, kad batono yra.
Tai tokie kaimiški man sumuštiniai, bet sudėjom viską tai, ką turėjom. Čia mėsytės, tai nežinau, kiek kavaliukų pridėjau, žinokti. Tai čia mano, čia Milanos ir Meisio. Mano Meisis va šitaip valgo, žodžiu. Nu, jisai, žinokite, apetito mūsų šeimoje neturi. Va, pusryčiai dar nuo ryto stovi. Ką? My phone. It was my phone. Ką tu plaukų nesusiriši? I didn't. Skanus muštinis? Savo pagalbininkais važiuojam Sintusiustą. Mommy, how can you come? Na, dėk. I'll show it. Na ką, važiuojam išsiųsti Sintų. Po 2 pavalgiam. Biškį aš dar video suredagavau. Ką vėjelis kaip pučia, rodo 26 šilumos, tai ne taip karšta, kaip žiūrėjom, kad bus karšta. Visas susivėlusi, žodžiu, reikėtų plaukus susirišti, bet ką čia padarysi. Tai va, važiuosim išsiųsti Sintų. Man atrodo, į 3 skirtingus paštomatus važiuoju. Ir dar aš filmuoju TikToką taipogi. Buvom truputėlį apsipirkti maisto su vaikais, nes mums trūksta ką. Tu veido nenusiplovai dar. Mommy, can Na? I tell you something? Ja. Tai va, nesimatau. Buvom su vaikais išvežti visų Sintų. Užsukome į Lidlo parduotuvę. Tai nusipirkau tiesiog šiaip tokių dalykų, kokių mums galbūt tik tai reikia ten šiandien, rytoj kažką tai užkasti, taip sakykime. Nes šiaip čia nėra labai daug maisto, nu, bet va, vaisių truputėlį pasiėmėm. Šiandien gaminsiu spageti bolognese, tai brokolis prie spagečio, taipogi sūris. Tada jogurtų tiesiog paėmėm, kad vaikai turėtų kažką užvalgyti, šiaip kada nori, tai tokių jogurtų paėmėm. Man šitie labai skanus yra, čia yra Dairy Milkas po Joy. Patinka tada batonas, nes batonas nebeturiu. Ir aišku, kad namuose pasigaminti kažkokius taikinėšiškas kokią tai dieną, tai pasiėmiau tokių noodlesų, pasiėmiau black bean sauce, man šitas labiausiai patinka iš visų padažų, iš sojos, iš sour. Tai man skaniausias yra padažas black bean sauce, jeigu nesat bandę, tai labai rekomenduoju. Galite ir vištieną, ir jautieną kepti su šituo padažu, yra nerealu žinoti. Ir tada užmačiau šitos naujus jogurtus. Na, aš į Lidlą labai retai kada važiuoju, tai man jie yra nauji. Pasiėmiau šitą pudding chocolate ir vanilla high protein puddingas. Tai tokį paėmiau. Tai galbūt dabar ir paragausiu. Tada pasiėmiau su blueberry, toksai 20 gramų proteininis desertas, jogurtas. Ir tada su kokosais, va, irgi tokį paėmiau. Tai aš šitų nesu mačiusi šiaip. Tada ką dar pasiėmiau? Pasiėmiau pieno, nes pienas pas mus labai greitai baigėsi. Pasiėmiau šitą didelį tomato pasatą, žodžiu, pomidorų pasatas, toksai padažas, nes labai gera kaina buvo. Svaras 20 gal, nu kažkokia tai nuolda buvo, žodžiu. Ar kažkokia gal italų dabar dienos ateina, ar savaitė kažkokia, kad labai daug makaronų visokiausių papigiai ir va tokių va didelių iš tikro padažų. Tai irgi kažką sugalvosim, pagaminsim, nes vaikam makaronai labai patinka, tai tikrai kažkokią dieną kažką susigalvosim. Tada pasiėmiau light soja sauce, tai aš šitą naudoju, kai darau savo crispy chicken su sezamo sėklomis. Ir tada, aišku, agurkas. Nu ir viskas. Ir kiek mes išvedom, man atrodo, 29 svarus kažkur. Labai pigiai, bet, sakau, pasiėmiau tik tokius dalykus, kuriuos tikrai aš sunaudosiu. O dabar aš noriu labai paragauti šitą pudingą. Ir tada eisiu truputėlį padirbėti. Nes turiu 2 didelės dėžės nufotografuoti Vintedui rūbus. Tai reikia būtinai tai padaryti ir tada turbūt važiuosime su vaikais į parką, jeigu nelius vietos. Nes jau šiandien pas mus lijo lietus gal kokius 4 ar 5 kartus. Tai koks oras. Žinau, ko aš nemėgstu, aš labai nemėgstu juodo šokolado. Ir šitas šokoladinė ta vieta, o čia yra šita šokoladinė vieta, kur čia yra, tai čia man grinai skonis kaip... Šita vieta grinai to juodo šokolado toksai,
Žinokite, antrą kartą nepirkčiau. Ir aš net nenoriu suvalgyti, nes man net neskanu. Bet gaila. Gaila svaro. Gal man duos arba mėsiu, jeigu patiks. Nu, tas baltas visai nieko, bet tas rudas tai... Man tokie nepatinka. Bet šitie tikrai žinau, kad patiks. Aš juos pasiliksiu kitam kartui. Pabuvom su vaikais parke, grįžau, dabar truputėlį tvarkausi namuose, pavalgiau vakarienę, šiandien dariau spageti bolones, nefilmavau, nes grįžom greitai padariau valgyti, o spageti tai ką, ten labai paprasta, išverdi makaronus tuos ilgus, faršą su padažu ir viskas. Vaikai, jūs eikit susitvarkyti viską, prašau, visus žaislus. Mes jeigu nori jogurto ir tada nueik susitvarkyk savo žaislus. Tai va, aš visą laiką mėgstu pavalgyt, susitvarkyti, pasidaryti arbatos, atsisėst ir žiūrėti kažkokį tai filmą. Bet šiandien dar turiu šiokių tokių darbų ant telefono ir tada viskas bus man ameno, išsitiesiu. Jau ir dabar jau kiek yra, po 7:30. Aš jau sužinau, kad visi žinau. Ką namuose darau dažnai, tai žinokite, plaunu savo grindis, ypač ypač virtuvėje. Kažkas manęs, bandau pastatyti jūs, čia. Kažkas manęs klausite, ar yra praktiškos šitos spintelės mano baltos ir plytelės šviesios, tai žinokite, galiu pasakyti, kad ne, bet aš vis tiek nesigaliu savo pasirinkimų. Dėl plytelių, ką galiu pasakyti, tai kad tikrai viskas matosi, su tapkėm vaikštote, matosi visos žymės, išeinate į lauką, pareinate, viskas matosi. Kažkur priteškėt kažko, tai vėlgi viskas matosi, tai labai dažnai aš jas plaunu, bet žinokite, nesigailiu, nes estetiška, gražu ir kas svarbiausia, būna švaru, nes tu matai, kad murzina ir tu išsivalai. Na, aš kai turiu tokį, nežinau, OCD, kaip galim pasakyti, taip nepasakysiu, tai aš matau ir, žodžiu, aš visą laiką valau, ar taip ar taip. Nu, tiesiog, man patinka švarus, gražus ir skaniai kvepiantis namai. Tai jo, valau tikrai labai dažnai, taip pat ir virtuvės spintelės. Ką galiu pasakyti, kad virtuvės spintelės tai irgi, jeigu nuvalote su kažkokiom belekokiom servetėlėm, tai matosi visos žymės. Bet jeigu valau su langų skysčiu, tai žinokite, niekas nesimato. Labai gerai nusivalo, bet va, galiu parodyti, pažiūrėkite, va čia dabar aš užteškiu. Tai va, matosi labai, viskas matosi. Aišku, tik tai rankų žymės per kamerą jau taip nesimatys, nu, bet ir taip realiai nesimato. Labiausiai, kur matosi, tai tik tai ant šaldytuvo. Tuoj parodysiu, palaukit. Va čia šiaip matosi, nu, bet irgi per kamerą nelabai matosi. Bet jo, dažniausiai tai šaldytuvas. Paprasčiausiai aš tiesiog su langų skysčiu ir viskas man labai gerai nusivalo. Ir nelieka, žinokite, jokių plienų. Nu, bet čia kaip ir su viskuo kitu. Su langais irgi išpalėti langą, irgi reikia išvalyti. Mano mėgstamiausia dienos rutina, tai yra nusivalyti makiažą. Žinokite, taip pavargau. Parodysiu, kokias priemonės dabar naudoju savo veidui, nes, kad žinote, mano ta alergija tokia, tai nesuprasti, tai ateina, tai išeina, žodžiu. Nu, visą laiką visko būna, žinokite, dar priklauso, ką naudoju, ką valgau, tai tikrai viskas susideda. Valyti makiažai naudoju šitą Garnier micelialinį vandenį su aliejumi, atrodo šitaip, aš aišku visą laiką jį pakratau, kad viskas susimaišytų. Ir taipogi aš nusivaliusiu šituo, aš nusiplaunu veidą. Jo, nėra nieko geriau, kaip nusivalyti makiažą po sunkios arba labai ilgos dienos, nes šiandien tai man ta diena tai tikrai žiauriai ilga atrodo buvo. Atsikėlėm gal kokią 7, ruošiausi, filmavau tiktokus, nežinau kiek tiktoko nufilmavau, gal kokius tik tai 2 ar 3, bet Vintedo tiktokas, nes nufilmavau kaip pakuoju siuntas, tai Vintedo tiktokas daugiausiai užtruko. Tada su vaikais, ką mes dar veikime šiaip šiandieną. Su vaikais buvome parke, siuntas vežėme, truputėlį maisto buvom apsipirkę, tada vėl į parką važiavom, su draugė susitikau ir jos vaikais, tai truputėlį parke irgi pabuvom. Šiandien yra labai geras pas mus oras. Na, tiksliau buvo, bet ir dabar dar yra tikrai šilta. Malonus toksai, dažniausiai visada atšala labai Anglijai ant vakaro, bet šiandien tai ne, toksai tikrai labai malonus oras, šilta ir saulytė leidžiasi, dabar iš viso labai fainai atrodo lauke.
Veidą nusivaliau, einu dabar nusiprausti. Veidą nusiplovau, dabar parodysiu, ką naudoju kiekvieną dieną. Tai naudoju šitą tonerių. Šitas man belia kaip iš Pixi patinka. Tiesiog, kad gaivina veido odą. Aš ir tiek ryte, tiek vakare naudoju šitą. Mano veidas atrodo toks dabar jau baltas yra, o aš tokia buvau įdragusi. Naudoju šitą kafeiną. Čia yra iš tikro super drugo prekinis ženklas tiesiog yra. Kafeino paakių kremas, kuris, aišku, sumažina raukšleles ir su peptidais yra. Labai geras dalykas tiems, kurie turi juodus paakius, tai reikia naudoti. Aš, žinokite, neseniai pradėjau naudoti, nes neseniai tik tai sužinojau, kad man reikėtų naudoti kafeininį paakių kremą, nes pas mane didžiausia problema yra tai jo raukšlelės čia ir pajuodi paakiai. Bet kiekvienam žmogui yra skirtingos problemos, tai tikrai skaitykite, kokį kremą jums reikia naudoti, nes kiekvienas kremas atlieka visai kitokį darbą. Šitą pradėjau neseniai naudoti, žiūrėsime, kokie bus rezultatai. Tada taipogi vėlgi super drugo čia linija yra, tai peptido drėkinamasis veido kremas, šitas kremas labai keistai kvepia, bet šiandien jau antrą dieną, kaip aš jį naudoju. Šiaip aš peptido kremą naudojau iš It Linky kažkaip list, ar kaip vadinasi tenais. Tai jau išnaudojau gal 3 tubelės, bet jos, tikrai sakyčiau, labai brangios, po 17, man atrodo, svarų yra, ar 16. O šitas kainavo man tik tai su super drugo kortele. Tai jeigu esate užsiregistravę, gaunate netgi pusę kainos, nes šiaip kainuoja irgi apie 12 svarų. Tai aš sumokėjau tik tai 6,65 už šitą. Bet irgi su peptidais labai gerai, jeigu turite raukšlelių ir aišku, man jau yra 28, tai kremai su peptidais ir kas padeda jauninti veido odą, aš tikrai naudosiu. Ir viskas, mano yra tokia vakaro rutina. Šiaip labai tikrai tiek ryte, tiek vakare kartais pakeičiu. Kelis kartus naudoju retinolį, naudoju šitą. Retinolis vėlgi mažina raukšleles, spuogams labai gerai yra, tai man šitas retinolis labai patinka. Taipogi kiekvieną rytą aš naudoju SPF 50 šitą iš L'Orealio, vien dėl to, kad šitas nepalieka baltų tokių žymių, labai gerai susigeria į veido odą, dėl to man labai patinka. Ir taipogi kartais aš dar naudoju šitą kremą su hialurono rūgštimi. Tai vėlgi priklauso, kaip atrodo mano veido oda. Ir jo, tokia yra mano tiek vakaro, tiek ryto rutina. Tik tai tokias priemonės aš naudoju. Tai viskas. Ir aišku, aš dabar neseniai vėl pradėjau naudoti, prisižiūriu savo antakius truputėlį, nes aš juos tikrai laminuoju labai dažnai. Tai kad jie man visi neiškristų, aš čia prisipylus esu alyvuogių aliejaus, tiesiog paprasto iš virtuvės. Turiu va tokį va. Ir perinu per savo antakius. Truputėlį dar va tai va juos pamasažuoju ir žinokite, man tikrai antakiai augo, bet neatsimenu, kada aš dariausi tą laminavimą, dabar reikėtų užsiregistruoti, bet jie tikrai augo. Alyvuogių aliejus tikrai labai man bent jau padeda, nes aš dar turiu labai sausus antakius, tai aišku, tie antakiai yra sausi nuo laminavimo, tai alyvuogių aliejus man labai gerai atlieka darbą. Ir viskas, tai va ryte ir vakare. Ir tai prisižiūriu savo veido odą ir savo antakius. Tai va, viskas, esu pasiruošusi, eisiu, pasijungsiu kažkokį filmą. Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Būtinai paspausite laiką, vėl smagu yra grįžti pas jūs. Tai tikiuosi, kad jums šitas video patiko ir susitiksime kitame mano vloge. Dar noriu priminti dėl spintos, tai truputėlį palaukite. Tikrai tas vlogas bus, visas turas mano spintos, bet dar truputėlį yra kai kas neužbaigta, ypač makiažo stalčiai. Tai kai viskas bus užbaigta, tada tikrai sukursiu ir viską parodysiu, kas kur yra. Tai iki kito pasimatymo. Iki.